Ką pirmiausiai darai, kai sugenda tavo automobilis? Kai užsidega skydelį į raudoną lemputę? Varai į servisą, kad padarytų diagnostiką ir nustatytų gedimą, tiesa? O kai tavo paties gyvenimas byra, kai patiri iššūkius ir nesupranti, kodėl visa tai tau nutinka, ką darai? Ar žinai, kad per numerologiją žmogui taip pat galima atlikti diagnostiką, panašiai kaip tavo automobiliui, ir tiksliai nustatyti, kas yra sugedę ir ką reikia taisyti? Aš kalbu konkrečiai apie karmos numerologiją. Kiekvienas žmogus atėjęs į šį gyvenimą atsineša karmos pamokas. Vieniem jos jaučiasi mažiau, o kitus tiesiog daužo gyvenimo iššūkiai. Ar nori sužinoti, kokias karmos pamokas atsinešei tu? Ką reikėtų pataisyti, kad tavo gyvenimas nušvistų? Jei taip, užeik į mano svetainę ir užsisakyk karmos numerologiją. Juk būtų neišmintinga nepasinaudoti tuo, kas jau padėjo daugybė žmonių suprasti, kas vyksta jų gyvenimuose ir pagaliau pradėti kokybiškai gyventi.